Papasakosiu istoriją apie Mariją, kuri uždirbdama 1500 eurų ir gyvendama pas mamą niekada neturi pinigų. Pinigų skirstimas yra svarbus asmeninių finansų valdymo įgūdis. Neturinčio įgūdžio suvaldyti pinigus yra kone neįmanoma. Marija yra neseniai išsiskyrusi ir šiuo metu gyvena pas mamą. Ji dirba viešajame sektoriuje, uždirba apie 1500 eurų, tačiau visiems aplinkui nuolat guodžiasi, kad niekad neturi pinigų. Per pastaruosius kelis metus jos darbo užmokestis nuolat augo, tačiau kaip ir dabar, taip ir visą minėtą laikotarpį pinigų pritrūksta nesulaukus atlyginimų išmokėjimo dienos. Tad kodėl pinigų trūkumas juntamas visada, nuo pirmojo darbo iki šiandien net juntamai padidėjus atlyginimui? Marija niekuomet nesistengė gauto atlyginimo paskirstyti skirtingiems poreikiams ir iš anksto numatyti, kiek kam gali išleisti. Marijos įprotis visada buvo ir yra apie pinigus leisti tam, ko norisi čia ir dabar. Todėl Marija viską išleidžia ir neturi jokių santaupų. Ši istorija parodo, kad nepriklausomai nuo to, kiek uždirbama, kur kas svarbiau yra formuoti tinkamus pinigų valdymo įpročius.